kada už miestą baigėsi diena ir gaudžia radijas artėjant liūčiai, visi veidai ištirpsta šviesoje. Užgęsta lampos, išryškėja tiesos, jų mintys susitinka manyje, kaip susitinka lygiagretės tiesės, begalybei tiesės. Noriu pažiūrėti, ar panašus. Čia irgi Arbačiauskas ir sako labai tolimas giminaitis. Ne tiek jau tolimas. Jeigu jau taip paskaičiuoti tas kartas, tai man atrodo, prosenelis buvo bendras. Ir šiandien Nacionalinis muziejus duoklę atiduoda architektūrai. Taigi jūsų vėduoklėse šiek tiek parašyta apie šį žmogų, bet su mumis čia yra ir jo giminių ir pirmiausia be abejo žodį turėtų tarti architektas Vytautas Nasvytis, porą žodžių apie kitą architektą. Čia tokia netikėta man, kaip sakant, atidarymo kalba. Tai noriu nuo pradžių pradėti. Mes su žmona viešėjom dar sovietmečiu pas savo pusseserę, mamytę, Dainos Los Andžele. Ir jinai padarė priėjimą, kuriame dalyvavo galybė Los Andželo žmonių ir tokių inteligentijos, žinoma. Nu ir tarp jų buvo ir Edmundas. Kai sužinojau, kad aš architektas, tiesa žinojau jau, tai mes su juo pradėjom bendrauti. Jisai nepaprastai daug mums parodė Los Andželo architektūros, muziejų, netgi į dirbtuves architektų važinėjom ir susidraugavom kaip reikiant. Nu ir pastebėjau, kad jisai labai tą architektūrą ir šiuolaikę, ir tradicinę kažkaip tai mokėdavo apibendrinti. Ir taip mums ten bendraujant, užsimezgė kaip reikiant draugystė ir pamenu, kaip jisai pirmą kartą atvažiavo į Lietuvą, irgi dar sovietmečių, rodos. Taip. Tai mes čia Vilniuje jau jį pašefavom kaip reikiant ir paskui jau jisai pradėjo dažniau važinėti ir netgi pamenu architekto Vytauto Žemkalnio laidotuvėse mes su grupe Vilniaus architektų sąjungos tenais pirmininkas, kiti buvom nuvažiavę kartu į laidotuvės, o paskui grįžę Neringoj, pamenu, vakarieniavom ir labai gražiai paminėjom maestro. Tai man labai malonu, kad prisiminimas įprasmintas šitą parodą. Ir dėl to turbūt reikia dėkoti Violei, kuri visą laiką kontaktus palaiko, kadangi čia gyvena Lietuvoje. Ir paskui dar malonu, kad šitą pačią progą susitikau su pusseseriais dukra čia, kuri atvažiavo iš Los Andželo, ir kitos pusseseriais sūnum tapytojų iš Australijos, kur irgi pirmąsyk gyvenime pamačiau. Taip, kad šitas susitikimas labai prasmingas ir vietoje. Tai ačiū labai. Labai noriu padėkoti Vytautui, žinoma, gražius žodžius. Ir jie visada kažkur tai tėvelio buvo tikri bičiuliai, draugai. Aš tik
taip galiu pasakyti. Taip, pirmą kartą į Lietuvą atvažiavau į jūsų namus ir jūs čia turbūt kalti mane užkerėjote ir taip ir nebegaliu palikti tos Lietuvos, nežinau, kas čia darosi. Žodžiu, kas mane labiausiai irgi jaudina, va tetukas viską žiūri, su Giedrium irgi labai neseniai susipažinom. Kokio talento yra iškilę iš mūsų mažyčio miestelio Žaslių. Iš ten Sladkevičius kilęs. Dar nekalbant, žinoma, apie Giedrių Arbačiauską. Ir mūsų ten tėvelis irgi vis tiek gyvenime irgi iškilo biškį aukščiau negu vidurkis, ar ne? Šeštadienį labai graži vieta Žasliai. Mišios už tėvelį bus 10 val. Iš ryto. Gal mes rudenį ten ir perkelsim tėvelių darbus Žasliuose, kad galėtų ir ten daugiau pasidžiaugti žmonės, pasididžiuoti, kas jie yra ir iš ko jie kilę. Aš gal turiu ypatingai padėkoti Evelinai. Labiausiai dirbo šitai parodai. Tai Evelina Bukauskaitė. Tikrai. Aš dabar sužinojau, ką tai reiškia parodas rengti, visai ne juokai. Ir žinoma, direktorės turėjom palaikymą, direktorė Birutė. Aš labai dėkinga, kad jūs šitą idėją turėjot ir mus paskatinot padaryti iki galo. Man irgi labai džiugu, kad susipažint, kad mano sūnus, Edmundo Anūkas, taip pat dainuoja, taip pat vaidina, taip pat menai susijima, filmus kūrė, irgi kažkur tai ta gyslelė labai labai panaši. Tai dabar mes paklausysim Jono Kimo arfas. And the world's gently changed as the blue moon rose over the ancient journey that led to Lietuva. And the world's gently changed. And the world's gently changed. And the world's gently changed. Šitą muziką sukūrė tokią nuotaiką, tarsi prisiliesta prie kažko labai seno, prie to, kas buvo nutraukta. Vienu metu, koks buvo tokia nelaimė mūsų tautoj, kada žmonės išsiskyrė, jos išskyrė ne tik tai vandenynai, ne tik tai žemynai. Tai yra, šiais laikais tai yra labai nedaug, valanda arba 2 skridimų, bet jos išskyrė geležinę uždangą. Mano tėvas kalbėjo kažkada, užsiminė, kad yra Amerikoje yra giminės, kurios gyvena, bet labai retai apie tai kalbėdavo, matyt, kad neprasitartume, kad paskui kas nors ten mūsų nepradėtų klausinėti, ko nors ko nereikia. Aš labai noriu pasidžiaugti, kad tas laikas prabėgo, kad tas laikas praėjo ir tai, kas buvo išskirta, kažkokiais keliais vėl susieina į vieną. Ir net atrodo, kad visiškai netyčia, mes nežinodami, nepažinodami su Jolė, nepažinodami vienas kitą, dirbom prie vieno filmo, paskui išsiaiškinom, kad vienam ir tam pačiam filme vaidinom. Ir būtent ten filmas buvo Kaip kabinsiu tave. Kristijono Vildžiūno filmas, tai irgi apie žmonės, kurie abipus tos uždangos. Ir jie susitinka. Ir ten mūsų ta tolima nors, bet vis tiek giminė irgi tam filme susitiko. Ir džiugu, kad įmanoma, kad vėlgi kažkokie sąlyčio taškai atsiranda, kad tai, kas buvo įskirta, vėl po truputėlį klijuojasi. Tai iš tikrųjų labai džiugu. O man tai yra labai įdomu susipažinti su šitą architektūrą, susipažinti su šiuo žmogum, apie kurį aš tais laikais ir negalėjau daug girdėti, o šiais laikais aš tą galiu padaryti. Dar kartą pasidžiaugti, kad turiu bendras šaknis, bendrus protėvius su talentingais ir garbiais žmonėmis, gražiais žmonėmis. O dabar Henrikas Radauskas. Paprastos dainos. Kai aš prisimenu anas dienas, rašau be galo paprastas dainas.
apie auksinį tėvo Gryčio stogą ir apie derlių gerą arba blogą, apie auksinį tėvo Gryčio stogą ir apie derlių gerą arba blogą. Tai Nacionalinio muziejaus erdvėse išgirdom ir dainų, ir gražių žodžių, ir pasivedavome, ką dar be pridurt. Man atrodo, kad dėkokime likimui, kad tiek daug susirinko. Dėkokime ir pačiam Arbui Arbačiauskui. Ir galbūt yra dar ten tas kambariukas, kur galima neišsiskirstyti, viens kitam dar palinkėti, pasakyti gražių žodžių. Tai ačiū visiems atėjusiems, ačiū visiems kalbėjusiems ir susirinkime dažniau. Ačiū iki. Įeina į juodą užnuodytą upę ir vanduo tarsi stiklas skaidrėja, jis plaukdamas gieda. O ištroškę žirgai ir lakštingalos vandenį geria ir nuo kalno prie upės su žąslais mergaitės atbėga. Ir nuo kalno prie upės su žąslais mergaitės atbėga. Aš labai norėjau asmeniškai padėkoti Dievuliui, pirmiausia, už šitos kraštus, už Karsakų kaimą, kur gyveno, mylėjosi mano seneliai Jurgis ir Ona, kad jų meilės dėka gimė 12 vaikų. Tai dėkojam Dievui už mūsų gyvybės. Ačiū. Amen. And the worlds gently changed as the blue moon rose over the ancient journey that led to Lietuvą. And the worlds gently changed as the blue moon rose over the lakes and forests of ancient Lietuvą. And the worlds gently change as the blue moon rises over the wild fields and farms of Lietuvą. And the worlds gently change.